Jei jums Palangoje reikia šurmulio, tai jums į Basanavičiaus gatvę. Bet jei jūs ieškote ramybės ir jaukios aplinkos ir kas svarbiausia, skanaus maisto, jums reikės iš Basanavičiaus išsukti per 100 metrų į Flora Simfoniją Mahortą. Į šią ramybės oazę Palangos centre kas vasarą mes užsukame jau 3 metai iš eilės. Damas įkalbėjo išgerti bent po vieną alkoholinį kokteilį, joms nepasakėm, kokio dydžio jie bus. Ne po stikliuką, o po kibiriuką išgersime, mėly draugai. Pieno kokteilis buvo šiek tiek mažesnis, bet sūnui labai patiko. Mūsų kompanijai kaip įžanga į pietus puikiai tiko antienos paštetas ir pora sušių, iš kurių vienas buvo užkeptas. Labai skanus buvo ramenai su brandinta jautiena. Bet visgi tos dienos favoritų buvo ramenai su antiena. Parūkyta antiena. Mėgstančiam ne per riebę, bet sultingą žuvį patik turėtų baramundis. O midijos grietinėlės padažė tai patiekalas, kurį dažniausiai vasarą užsisako katinienė. Na, o jau mes vyrai ėmėmės rimtesnių kepsnių. Draugas valgė sultingą kiaulienos nugarinės kepsnių su kaulu, o aš sau leidau stebint fontano čiurlenimą pasimėgauti brandintos jautienos steikų. Sūnus po skanių sušių benorėjo tik keptų vaflių su plakta grietinėlė. Na ir pabaigai damoms gaivus desertukas. Tad jei yra noras skaniai pavalgyti Palangoje ir finansai tai leidžia, rekomenduoju Flora Simfoniją Mahortą.